2014 m. balandžio 11 d. Baltijos jūroje prie Lietuvos krantų pradėtas kloti elektros kabelis, kuris sujungs Lietuvos ir Švedijos energetikos sistemas. Kabelio klojimas yra vienas svarbiausių strateginio energetikos projekto Nordbalt elektros jungties darbų. Specialiai tokiems darbams statytas laivas Topaz Installer kabelį kloti pradėjo nutolęs apie 600 metrų nuo Kuršių Nerijos ties Alksnyne. Pasitelkusi montuotą kabelio nuleidimo sistemą iš laivo į Baltijos jūros dugną nuleisti 300 kV aukštos įtampos nuolatinės srovės elektros kabeliai. Į 800 metrų ilgio vamzdžius juos įleido narai. Šiais plieniniais vamzdžiais kabeliai bus ištraukti Baltijos jūros pakrantėje. Pavasarį ir vasarą Baltijos jūra ramesnė, mažesnis audrų pavojus, todėl iki rugsėjo vyks kabelio klojimo darbai. Pirmuoju reisu laivas atgabeno 50 km kabelio. Tokio ilgio kabelis paklojamas maždaug per 2 savaites. Į didžiules rites vyniojamo kabelio metras sveria apie 30 kg, jos skersmuo daugiau kaip 12 cm. Šiais metais numatomi 4 kabelius klojančių laivų reisai. Tiesdami kabelį, laivai dirba be pertraukų visą parą. Jų darbo intensyvumas priklauso tik nuo oro sąlygų ir jūros bangavimo. 2014 metais planuojama nutiesti daugiau kaip pusę – 250 km elektros kabelio. Kitas specialus laivas atliks Baltijos jūroje patiesto kabelio įgilinimo darbus. Kabelis bus klojamas ir kitą pavasarį, kol darbai bus baigti iki 2015 rudens. Toliau bus dirbama ir sausumoje, nes reikia nutiesti 13 km ilgio kabelį Klaipėdos apskrityje. Jis bus prijungtas prie statomo nuolatinės srovės keitiklio Klaipėdos 330 kV transformatorių pastotėje, kurios rekonstrukcija bus baigta šiemet. Tai pirmiausia, energetinio saugumo prasme, tai papildomas elektros šaltinis iš Švedijos, visiškai naujas, iki tol tokio neturėjom. Antra, ekonominė prasme, 2013 metų kainomis, tai 1 centas kainos kritimas būtų biržoje, kas reiškia 100 milijonų litų naudą vartotojams. Šį strateginį elektros energetikos projektą Litgrid įgyvendina kartu su Švedijos elektros perdavimo sistemos operatoriumi. Būsimojo elektros tilto galia siekia 700 MW. Viso projekto preliminari vertė yra 1 milijardas 900 milijonų litų. Projektas finansuojamas Lietuvos, Švedijos ir ES lėšomis.